kūrinį. Ir labai džiaugiamės, jog pats jo kūrėjas, prisistatykite, prašome. Edmundas Bekeris. Edmundas Bekeris iš Biržų. Taigi, Edmundai, kas čia yra? Čia yra daugiausiai iš Amerikos paimtas pavyzdys, bet jau šiuo laiku Europoje žinau panašias tris. Tai viena Švedija, Danija ir Lietuva. O tai sakykite, Edmundai, čia yra kažkoks tai kultas, kažkaip tai vadinasi šitą kūrybą. Ir truputį papasakojate, kaip gimė mintis, kiek truko ir kas čia yra. Čia yra kodrodas vadinamas, jis yra patruputinis, toks jau įvaizdis. Daugiausiai tai yra jau Amerika. Šitas nuimta pradžia. Kas čia per variklis? Apart to, kad mes matome, kad Scania, bet galbūt jo truputį techninių savybių. Čia yra variklis Scanios, rėmas Scanios, atidėjau viską pridėta. Zylą kabina, tarpo kolonėlė, vairo mechanizmas nekeistas, viskas padaryta kaip turi būti. Priekinis tiltas, nadamas, kaip išėjo. Sakykit, kiek laiko truko kūryba? Pradžia mintis buvo prieš 7 metus, nupirkau Scania 4 ašių ir iš jos kažkas išėjo. Sakykit, ar galutinis rezultatas toks, koks tikėjotės, ar dar kažką jame tobulinsite, dar kažką padarysite? Praktiškai viskas padaryta jau. Naudojama. Aš žadėjau, kad neklausiu, kiek kainuoja, bet aš vis dėlto paklausiu, kiek bemiegių naktų praleidot prie šios transporto priemonės. Naktim nedirbau, bet kainavo 15 000 eurų. Na va, aš taip mandagiai bandžiau paklausti, o Edmundas, ačiū, nes mes, kaip sakant, irgi interesuojamės ir irgi domimės. Pasakykite, aiškiai, turbūt neišvengite tam tikrų klaidų. Ar galite pasakyti, kokia buvo jūsų brangiausia klaida ne tik piniginė, bet ir laiko atžvilgiu? Vairo kolonėlė 4 pritaikė. Ratiko, tai 4. Viskas aišku. Pasakykite, jau pavyko didžiausią greitį išbandyti? Didžiausias greitis mane domina, nes aš senais laikais su Žiguliu važinėjau didelės greičiais. Ir dabar jau nebaigiau. O tai sakykite, kas toliau laukia po šio projekto? Kaip aš juokiuosi su draugais, reikia 2 dalykų, viens kur kabinti, kits kur nukai. Tai mes turbūt kitose mūkose galėsime pasidžiaugti ir kitais jūsų kūriniais. Jūs jau kažkaip tai davėt suprasti tokią mintį? Na, pradžiai šitas reikia. Jis jau pabaigtas, pasižais, pasidžiaugt, o toliau bus matyti. Sakykit, tai ko gero jūsų svajonės įgyvendinimas? Jeigu tu žinai, ko tu nori, ir padarai. Labai smagu. Štai, mes prieš akis turime žmogaus įgyvendintą svajonę. Iš vienos pusės yra labai smagu, bet iš kitos pusės, Bekeri, jūs jau neturit vienos svajonės. Gal dar bus. Gal dar bus. Sakykite, ar mes turėsim galimybę išgirsti dabar garsą štai šios transporto priemonės? Taigi, tuoj pažiūrim, ar čia ne butaforija, ar čia iš tiesų užsivedantis daiktas ir galbūt dar kažkiek tai pavyks pajudėti. Dabar, išgirdome, šaunu. O mes savo ruoštų organizatorių norime įteikti padėką Edmundui Bekeriui už istorinio transporto judėjimo puoselėjimą, dalyvavimą renginyje Retro Mugė. Ačiū ir daugiau tokių panašių kūrybinių minčių. Ačiū visiems. Jeigu turite klausimų, ko aš nepaklausiau, nors aš ir tos klausimus nenorėjau klausti, vis tiek išsitarė. Ir sekės, man pačiam buvo įdomu.